Koronaviruso infekcija sukrėtė pasaulį. Ji prikaustė visų mūsų dėmesį. Koronavirusai paviršiuje turi karūnos formos ataugas, sudarytas iš baltymų. Žodis korona reiškia karūną. Koronavirusus supa apvalkalas, kuriame yra baltymų padengtų RNR sekų, vadinamų kapsidė. Labai mažas, vos 1/100 žmogaus ląstelės dydžio koronavirusas gali patekti į žmogaus kūną per kvėpavimo sistemą. Patekęs į organizmo vidų, virusas savo karūnos formos ataugomis prasiskverbia į kvėpavimo sistemos ląsteles, skverbiasi į kitas ląsteles ir labai greitai dauginasi. Tuomet prasideda kova tarp viruso ir imuninių ląstelių. Kadangi viruso ląstelės gerokai viršija imuninių ląstelių skaičių, jis per kraują patenka į plaučius ir po kurio laiko visi plaučiai užkrečiami virusu ir susergama plaučių uždegimu. Tuo pat metu koronavirusas pasinaudoja kvėpavimo sistemos teikiamomis galimybėmis, kad paspartintų infekcijos plitimą. Kai mes čiaudime, lašeliai gan plačiai ir gausiai pasklinda aplinkoje. Mažesni lašeliai tiesiog sklendžia ore. Didesni lašeliai krenta ir prilimpa prie paviršių. Taip plinta lašeliuose esantis koronavirusas. Koronavirusas ant įvairių paviršių gali išgyventi valandas ar dienas. Kai asmuo paliečia objektą, ant kurio yra koronavirusas, virusas gali būti perduotas asmeniui. Virusas plinta, dalyvaujant žmonėms. Štai kai prasideda protrūkiai. Liečiant daug objektų kiekvieną dieną, virusas gali patekti mums ant rankų. Tada, liečiant burną ar nosį, patekti į mūsų kūnus. Tačiau tam tikros medžiagos gali slopinti ore esančius virusus. Viena jų yra hidroksilo radikalai. Deja, hidroksilo radikalai paprastai ore išgyvena tik trumpą laiką. Ar turime būdą tai išspręsti? Taip, turime. Nanauji X surenka nematomą ore esančią drėgmę ir ją veikia aukšta įtampa, generuodama didžiulius vandenyje esančių hidroksilo radikalų kiekius. Nanauji X paleidimui ir paskirstimui visoje patalpoje panaudojamas Panasonic oro kondicionieriaus kuriamas oro srautas. Nanauji X dalelę sudaro didžiulis hidroksilo radikalų esančių vandenyje kiekis. Vanduo prailgina hidroksilo radikalų gyvenimo trukmę. Kai nanauji X pasiekia virusą, hidroksilo radikalai esantys nanauji X perima vandenilį iš baltymo apvalkalo ir taip nuslopina virusą. Šio proceso metu hidroksilo radikalai pavirsta stabiliomis vandens molekulėmis. Nanauji X gali išgyventi apie 10 minučių ore ir užpildyti visą patalpą. Taigi, nanauji X veiksmingai saugo ne tik nuo ore esančių virusų, bet ir nuo virusų prilipusių prie patalpos paviršių. Prestižinės Europos testavimo organizacijos patikros metu nustatyta, kad nanauji X per 2 valandas 45 litrų talpykloje 99,99% nuslopino naujojo koronaviruso, kurio buvo prisotintas marlės mėginys, aktyvumą. O kaip realiame pasaulyje? Pažiūrėkime, kaip nanauji X pasklinda iš Panasonic oro kondicionieriaus po patalpą. Oro kondicionieriaus oro srautas paskirsto nanauji X visoje patalpoje. Jūs galite matyti, kad nanauji X pasiekia durų rankeną, nepriklausomai nuo to, kurioje patalpos dalyje ji yra. Ar vienas oro kondicionierius su nanauji X gali užpildyti patalpą? Šio modeliavimo rezultatai skirti 54 kubinių metrų patalpai, kuri yra 4 metrų pločio, 5 metrų ilgio ir 2,7 metro aukščio. Kuo spalva mėlynesnė, tuo nanauji X veiksmingesnė. Kambarį pilnai užpildyti nanauji X dalelėmis užtrunka maždaug 30 minučių. Panasonic siūlo švaresnę erdvę su mažesnė rizika jūsų artimiesiems. Naujas gyvenimo būdas su nanauji X.